Labadiena visiems, kas žiūrite kanalus Markinės TV ir Kvantinė magija. Ir šios dienos mano pristatymo tikslas supažindinti jūs su mokymų programa, tomis paskaitomis, kurios nusimato nuo vasario vidurio. Ir prieš tai galbūt irgi noriu paprašyti, kad pasižiūrėtumėt į savo paskyrą ir pasižiūrėkite taip pat, ar neišbraukė jūsų YouTube'as iš prenumeratorių sąrašų. Tai yra Markinės TV ir Kvantinė magija, nes tik kažką praleidi, žiūrėk, porą dienų nieko nedarai, tai ir tos prenumeratos kažkur dingsta, išgaruoja. Tai jeigu išbraukė, atstatykit, o jeigu nėra jūsų tarp prenumeratorių, tai užsiprenumeruokit. Ir šiandien mes pabandysim pakalbėti apie tai, ir aš jūs kviečiu į naujus mokymus ir pakalbėsim būtent apie tai. Ir aišku, čia yra bioenergetika, čia yra bioenergetikos pagrindas, ekstrasensorikos ugdymas. Anksčiau visą tai vadinau truputėlį kitaip, ir tas kitaip vadinasi biolokacija ir kvantinės terapijos, bet iš esmės tai yra tik tai atskiri žanrai to paties, bet pati tema taip vadinasi, kaip čia parašyta, bioenergetikos pagrindai, ekstrasensorikos ugdymas. Aišku, per kelis mėnesius mokymosi pasiekti arba išlavinti tos gebėjimus turbūt nėra paprasta, nėra lengva. Tai yra užduotis, galbūt, kurią keltume savo keliolikai metų, kad tą suprast, tą įsisavint. Bet galbūt žmonės turi tą įgimtą sugebėjimą iš anksčiau, iš praeito gyvenimo, iš Dievo duotybės, ir tiesiog trūksta tam tikrų žinių, tam tikrų teorinių žinių. Visų pirma, praktika ateina savaime po to. Ir aš kaip tik ir galėčiau tas teorinių žinių spragas užpildyti. Aišku, literatūros yra įvairios. Ir dėja dabar rusakalbės literatūros mes negaunam, nes knygų neatveža, o pagrindas buvo literatūros šaltiniai rusų kalba apie tai. O dabar kažkiek tai gal ir yra, bet tik tai tiek, kiek buvo atvežta iki 22 metų. Taip kad šaltinių mažėja ir šitą mokymai gali būti kaip vienas iš tokių šaltinių apie tai. Todėl irgi tai gali būti motyvas arba priežastis, kodėl reikėtų perklausyti šitą kursą. Ir vėlgi, kodėl aš nuo vasario tik tai pradedu, kai ankstesniais metais tai darydavau nuo rudens, mokymai prasidėdavo rugsėjo mėnesį, rugsėjo antroje pusėje ir tęsdavosi per 2 sesijas iki beveik gegužės. Tai priežastis, kad nepavyko man pavasarį surinkti grupės, jinai tiesą sakant buvo, bet buvo pakankamai neskaitlinga ir aš paleidau tos žmonės mokyti savarankiškai, duodamas jiem įrankius ir paskaitas. Bet antras gal toksai motyvas, dėl ko aš nedariau grupės ir kodėl jį nevyko 23 metų rudenį, todėl kad laiko limitai man neleido to padaryti ir aš negalėdamas tam skirti daug laiko pristatymui, reklamai, populiarinimui šitų idėjų, nes turiu darbą žiniasklaidoj, tai todėl ir kur dėmesys, ten daugiau energijos nukreipia, kur mažiau dėmesio, ten mažiau energijos. Vadinasi, aš tam reikalui mažiau skiriu energijos, mažiau dėmesio ir todėl vat taip gavosi. Todėl dabar nuo vasario mes bandysim sujungti abiejų sesijų medžiagas, kurios paprastai būdavo tiek
rudenį, tiek pavasarį, į vieną bloką, į vieną paskaitų bloką ir per 3 nepilnus mėnesius bandysiu pateikti medžiagą, kurią paprastai pateikdavau per beveik visus mokslo metus ir kartais netgi per 2 mokslo metus. Bet tame nieko nėra kažko blogo ar tokio skubėjimo motyvo, tiesiog yra daug medžiagos jau įrašyta, yra Facebooko grupės uždaros, kuriuose ta medžiaga jau yra įkelta anksčiau, kurią dėsčiau. Ir tiesiog dabar vėlgi sunku būtų palyginti tą medžiagą, kuri būtų reikia iš naujo skaityti, su ta, kuri jau buvo perskaityta. Bet iš esmės skirtumas yra ženklus. Pirmiausia, mes keičiamės kaip žmonės. Nuo to laiko, kai pradėjau online dėstyti, tai buvo 19 metai, tai praėjo beveik 5 metai. Ir daug kas pasikeitė. Daug atėjo naujų žinių, daug atėjo naujų interpretacijų to paties dalyko. Ir galbūt gilesnio suvokimo, nes kai dirbi su žmonėms, kai tai paskaitas, ateina patirtis, kurią tu inkorporuoji į tą naują medžiagą. Tai bus, todėl ir sakau, kad tai bus truputėlį kitaip, nes tai yra 24 metai. Ir va šitam kurse, va šitam mokymo cikle, šitam paskaitų cikle, kuris prasidės nuo dabar, nuo vasario, kalbėsim truputėlį kitaip, atsižvelgiant ir įvertinant naujus vėjus, kurie yra žmonijoje, kurie tvyro žmonijoje, kurie tvyro visuomenėje, įvertinant tas tendencijas, tai ir elektroninė žiniasklaida, ir socialiniai tinklai, ir dirbtinis intelektas, ir labai didelis spaudimas iš viešos erdvės tokiom žiniom kaip šitos žinios, kad jų nebūtų apskritai, kad jos nebūtų populiarinamos, kad jos nebūtų lengvai pasiekiamos. Na, tokiu būdu formuojama visuomenė pakankamai riboto išsilavinimo, riboto horizonto arba labai siauro akiračio ir kad žmonės negalėtų atsekti, kur yra tiesa, kur melas, arba nesugebėtų atskirti pelus nuo grūdų. O mūsų kaip tik yra tikslas lavinti savyje sugebėjimus, kurie padėtų atsekti, kur tiesa, kur melas, ir atskirti pelus nuo grūdų. Galbūt mes eisim į medicininę sritį, į taikomąsias sritis, tokias kaip kriminalinė biolokacija, žmonių paieškos, geopatogeninės zonos ir taip toliau. Bet iš esmės tai yra žinios, kurios leidžia matyti plačiau, platesnių akiračių žvelgti į gyvenimą ir visas šio gyvenimo peripetijas. Tai yra didžiulis ginklas šiais laikais, kai vieša erdvė yra užtvindyta to, kabutėse, mokslinio požiūrio, to blogąja prasme, spaudimo priimti tą mokslinį požiūrį kaip tiesą, vienintelį ir teisingą, kai yra ujamas ir ginamas iš visų internetinių resursų dvasingumas, kai pilna to tiktokinės ezoterikos, kaip aš vadinu, tai yra ta tiktokinė ezoterika, kuri paviršium kažkas perskaitė 3-4 knygas ir jau dėsto kitiems, arba moko, kaip reikia gyventi, neturėdamas jokios gyvenimiškos patirties, kas matosi iš žmogaus veido. Tai va, tokių dalykų yra daug ir dar kartą galbūt pasakysiu tą pačią mintį, kad nei TikTok'e, nei Instagram'e, ten, kur yra turgus, gilių žinių rasti neįmanoma. Reikia turėti labai tokį pakaustytą žvilgsnį arba išvystytą dėmesį, kad tame sraute atrinkti tai, kas reikalinga, kas galų gale kas tikra, kas yra patikrinta gyvenimu. Tai štai, mūsų šio pavasario ciklas vadinsis bioenergetikos pagrindai arba ekstrasensorikos ugdymas. Kitaip tariant, aiškia suvokystės lavinimas.
Tai vat ir tai ir bus ta pridėtinė vertė, ką mes sužinosime. Tai yra mokymų esmė. Ką man tai duoda? Ką man tai duoda? Tai duoda įžvalgą. Tai duoda gilesnį procesų suvokimą. Tai duoda geresnį savęs ir žmonių supratimą. Ir galų gale leidžia priimti strateginius sprendimus, atsižvelgiant į gana platų informacijos lauką, ir tai reiškia, kad mes nepadarom didesnių klaidų. Nors klaidos yra gerai ir jas reikia kartais patirti, kad išmokti teisingai kažką daryti. Ir šitam pavasario, nuo vasario iki gegužės paskaitų bloke, aš ne tik tai sutelkiau visas paskaitas, kurios buvo ankstesniais metais, tiek rudens sesijų, tiek pavasario, tai bus susintetinta medžiaga, su nuorodom į anksčiau vykusias paskaitas. Tai aišku, pareikalaus daug laiko ir daug energijos, kad tą suvirškint. Na, bet tai yra giluminės žinios, tai yra slaptoji doktrina, taip kaip aš ją suprantu, taip kaip aš ją patyriau, taip kaip aš ją suvokiau ir sugebu išdėstyti. Tai yra, dar kartą galima sakyti, kad pridėtinė vertė, kad tai yra ne kažkur tai pasiskolinta, o tiesiog išgyventa savo vidiniu gyvenimu, vidinę patirtim. Tai va, dabar mes pakalbėsim apie temas ir paskaitas. Ir dar gal prieš tai keletą minčių apie tai, ką mes sužinosime, kokia iš to man nauda. Tai visų pirma, mokymų ciklo tikslas šito - sužadinti ir paskatinti norą domėtis netradicinės pagalbos savo ir kitiems metodais. Taip pat tai leidžia labiau pažinti save, pažinti pasaulį, kuris yra aplink. Ir kaip aš jau prieš tai kalbėjau, tai bus kursas, kuriame bus jau nauji 24 metų vėjai. Tiek ezoterikoje, tiek bioenergetikoje, tiek bendroje pasaulėvokoje, toj giluminiai pasaulėvokoje, kuri nėra žiniasklaidai, kuri yra, na, kiti vadina konspiracijos teorijos, taip toliau. Bet konspiracijos teorijos nelygų konspiracijos teorijom, ten irgi reikia mokėti atrinkti pelus nuo grūdų. Jo labiau, kad vieša erdvė pilna tokių informacijos, kaip čia pasakyti, šaltinių, kurie turi savyje neaiškiai prigimti. Tai vat mūsų įgūdžiai leis atsijot, atskirt. Nu, aišku, biolokacija ir kvantinė medicina tai tik tai įrankiai. Vat ką mes sužinosim, ką mes bandysim išmokti, tai yra įrankiai. Nu, kaip antai, pavyzdžiui, bus dalis kurso skirta virguliam, švytuokliam, kitiem indikatoriam, kurie tiesiog yra kaip pagalbinis įrankis, lavinant intuiciją ir nuojautą. Ir tiek indikatoriai, tokie kaip virgulės ir švytuoklės, tiek pati intuicija, nuojauta yra vėlgi nėra tikslas savaime, kad tą išmokus kažką daryti, nors tai yra irgi labai be galo svarbu. Bet tai darant, tai praktikuojant, labai stipriai keičiasi pats žmogus, tas praktikuotojas. Labai stipriai vyksta vidinės transformacijos ir dideli pokyčiai, nes mes labai daug per save praleidžiam tos gyvybinės kosminės energijos. Ir kuo daugiau per save tos energijos praleidžiam, tuo mes švaresni esame, nes ateina, išeina, tai yra toks kaip ir prakošiantysis, pravalantis efektas vyksta. Tai tikslas yra galbūt netgi ne šiame gyvenime. Tikslas yra apskritai galbūt ėjimas dvasiniu keliu, tarnauti artimui, tarnauti visuomeniai, bet tarnauti tuo pačiu ir tiesai, padedant jai atsiskleisti ir būti paskleistai tarp žmonių. Aišku, padedant savo ir kitiems įprastais bioenergetiniais būdais, tarkim, pagerint savijautą, atsekti ligų priežastis ir taip toliau, taip toliau. Na ir vykdant visai
visą eilę kitų užduočių. Tai va, dabar šitam paveikslėlėje mes pamatysim mes matome esminės temas, kurias, na čia ne visos jos, kitoj skaidrėje matysim jų daugiau, tai čia pirmas toks etapas. Tai pirmiausia, gal reikėtų pakalbėti apie įvadą, apie pačią filosofinę pusę šito darbo, šitos veiklos, šito mokymo. Toliau mes kalbėsime apie darbą su virgulėm, po to darbą su švytuoklėm, kas yra kvantinė medicina, santykė su reiki kitom technikom, kaip tai vyksta. Ir toliau kalbėsime apie dvasinės ligų ir kitokių žmogaus bėdų priežastis. Taip pat kalbėsime apie regresinius seansus, nemaža dalimim, nes irgi čia didelė tema arba potėmė, kuri reikalauja, kad jinai būtų šitą mokyme ir taip pat reikalauja labai daug dėmesio, susitelkimo į tai, kad suvokt, kame čia reikalas. Mes dažnai kreipiamės į kažkokius specialistus, bet jie mums nepasako, kaip tas veikia. O čia mes sužinosim, kaip tas veikia. Na ir ankstesniuose mokymuose buvo čakros, jos liks ir dabar, bet čakroms skirsiu pakankamai nedaug laiko, gal porą paskaitų, gal vieną, nes visos čakros yra kitose paskaitose, kurios buvo skaitomas anksčiau. Tiesiog bus paskaita, kurioje bus nuorodos į šaltinius, kuriuos aš nurodysiu, kur reikia pasižiūrėti. Nes anksčiau vien tik tai čakrom, pažintim su čakromis reikėdavo kelių paskaitų, kiekvienai čakrai po 2 būdavo paskaitas. Dabar tiek nereikia, nes viskas yra įrašyta, tiesiog aš padarysiu įvadą ir toliau į kiekvieną čakrą galėsite nueiti per tam tikrą nuorodą ir susipažinti, kaip jas valyti, kaip diagnozuoti, kokios lygos priklauso nuo čakrų išsibalansavimą ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai dabar, jeigu mes čia kalbėjom apie tokias pirmo laiptelio temas, kurio dažniausiai užimdavo anksčiau vykusiuose mokymuose rudens periodą, tai dabar dar kartu mes paliesime štai tokius aspektus. Tai informacija sraute, tai vėlgi praplėtimas temos, darbas su virgulėm, darbas su švytuoklėm, nes vėlgi aiškiažinystė ir platesnis matymas reikalauja tam tikrų įgūdžių ir mes apie tos įgūdžius kalbėsime, mes juos bandysime įsisavinti, kurie leis mums gauti informaciją sraute. Aš kai kuriuose paskaituose naudoju žodį akašos, akašų kronikos, kvantiniai laukai, tai vėlgi kaip gauti iš ten informaciją. Apie tai kalba galbūt ir tie, kurie užsiima taro arba kitokiom būrimo technikom, bet vėlgi kalbant apie taro, tai yra tik tai įrankis, tai tik tai indikacija. Mums čia svarbu suprasti vieną, kad mes, kai būnam sraute, o sraute būnam tada, kada esame ramybės būsenoje, tokie meditaciniai pakitusioje būsenoje, mes ir gaunam tą informaciją. Bet jinai ateina pas mus daugiasluoksnių pavidalų, daugiamačių pavidalų. Ir mūsų užduotis tada priimti tą informaciją. Kadangi jinai daugiasluoksnė, ją dekoduoti į dvimatį formatą. Tai yra, mes ant popieriaus į kažkokią tai laikmetą ją surašom arba ją atskleidžiam. Ir būdama popieriuje arba kažkokio laikmenom, tai yra dvimatis formatas, mes ją skaitom arba ją interpretuojam, tai jau mes ją paverčiam į trimačią informaciją. Tai labai panašu į radio ryšio technologijas, kurios labai analogiškai veikia. Jeigu eina signalas šviesolaidžiu, jisai turi patekti į dekoderį, kad jį dekoderis iššifruotų ir pateiktų mums suprantamą indikatorių kalbą. Tie indikatoriai gali būti televizorius, radija, kompiuteris, telefonas. Tai lygiai taip pat ir žmogus yra tam tikra prasme atitikmuo radio ryšio priemonės
Tik tai mes nenaudojam tų radio ryšio priemonių, mes naudojam save kaip radio ryšio priemonę. Bet tai užtenka, kad galėtume pakankamai gerai ir plačia apimtim gauti informaciją, komunikuoti per kvantinius laukus arba tas akašas ir taip pat gaudami informaciją interpretuoti ir ją naudotis. Tai vėlgi labai stipriai tas darbas plečia sąmonę, labai stipriai išplečia akiratį ir tiesiog po kurio laiko tai praktikuodamas tiesiog suvoki, kad tu matai plačiau, tu matai priežasčių pasekmių įvykių paletę, kažkoks reiškinys, pavyzdžiui, vyksta, tu su juo susiduri, tu nebereaguoji emociškai patinka, nepatinka, arba nori, nenori, bet tu iš karto matai erdvę aplink tą reiškinį. Ir tai duoda tiesiog tokią ramybę, nusiraminimą, nes matai pradinį tašką, matai dabar ir kuo tas gali išsivystyti. Ir tada tu greičiau, efektyviau parenki teisingesnę strategiją, kaip toliau elgtis pačiam, kaip nuteikti savo artimuosius, kaip pačiam priimti sprendimus, ką toliau daryti. Tai va, tai dar vienas to būtų sinonimas, tai yra egregorai. Egregorai ta prasme, kad tai yra tam tikri kvantiniai laukai, kuriuos sudaro žmonės. Yra daug tų temų pas mane jau įrašytų, bet mes vėlgi egregorų temą nagrinėsim iš naujo, naujoj šviesoj. Kalbėsim apie spiečiaus sąmonę, kaip dabar dirbtinio intelekto arba tą vadinamą naujoji ekonomika, kaip jinai koduoja žmonės, kad jie būtų spiečiuose, kad juos galima būtų labiau valdyti ir čia ir teigiama to pusė ir neigiama yra. Tai egregorų tema bus labai plačiai ir visapusiškai išnagrinėta. Tai dabar dar bus, čia atsiprašau už klaidas, tai nuotolinės diagnostikos ir gydymo technikos. Kaip mes per atstumą veikiam. Mes galim čia ir dabar žmogų pasiguldant, tarkim, ant masažinio stalo, jam atlikti kažkokius veiksmus, bet to neužtenka, kartais mes dirbam per kompiuterį, negi kartais kompiuterį nereikia, mums užtenka nuotraukos arba tiesiog pažįstam žmogų ir jam siunčiam energiją. Kaip tas visas mechanizmas, kaip tas visas veikia, tai mes tą atskleisim visą paslaptį. Tai va, čia dar labai viena tokia įdomi tema, tai paciento gydovo santykiai, mes kaip gydovai, kaip bioenergetikai, kaip parapsichologai nuolat kontaktuojam su žmonėm, kuriam reikia pagalbos ir tada šitoj paskaitoj mes kalbėsim apie tos psichologinius dalykus ir šita tema reikalinga tiem, kurie jau kažką praktikuoja, tarkim, reiki, kvantinį gydymą, cigūną, taip toliau. Daug dėmesio skirsim neurolingvistiniam programavimui, bet tame žinių diapazone, kas liečia save, kad mes save daugiau suprastume ir suprasdami save suprastume kitus. Todėl aš ir pavadinau šitą NLP paskaitos temą kaip klaidos ir patirtis. Taip pat mes nagrinėsim sunkes situacijas, kaip žmogus pereina tas sunkes situacijas. Čia reikėtų papildyti lengvos situacijos, sunkios situacijos, nes kiekviena mūsų gyvenime yra tie kalneliai ir pakilimai, nusileidimai ir vėlgi mes mokinsimės diagnozuoti tos dalykus pirmiausia su savimi, kas vyksta ir tuo pačiu padėti kitiem, jeigu kiti matome, kad susiduria su tokiom sudėtingom gyvenimiškom situacijom. Sielos ir kūno pokalbiai, tai vėlgi čia vidinio dialogo dalykai. Čia buvo ta paskaita arba paskaitų netgi grupė praeitais metais. Dalyjam jį labai patiko, todėl aš palikau šitą. Jinai duoda tokį irgi gilesnį savęs suvokimą. Taip pat ir atleidimas ir paleidimas kartu, irgi galima pridėti prie to paties. Dar vienas toksai svarbus ir didelis ir gana plačiai mano išreklamuotas žinių langas, tai yra geopatogeninės zonos. Ir vėlgi turėsiu šiek tiek naujos informacijos apie tai, truputėlį kitaip visą tai atskleisiu. Ir
pavasarį, kažkur tai apie balandžio pabaigą turėtų būti apie tai viena paskaita. Vėlgi yra tų paskaitų apie tai, mano, jau įrašytų. Bet vėlgi, toj paskaitai, kuri bus, aš viską kalbėsiu naujai, naujom akim, įnešdamas labai daug naujo į tai. Taip pat dar kitos temos - vampiravimas, astraliniai parazitai, anapusiniai paraleliniai pasauliai. Tai vėlgi mes gyvenam daugiasluoksnį visatoj, kiekvienas visatos sluoksnis yra apgyvendintas įvairių infernalinių būtybių, tiek teigiamų, tiek neigiamų, ir jos visos mūsų supa. Mes irgi esam tos ekosistemos dalis, ir kaip ta ekosistema atrodo iš paukščio skrydžio, mes apie tai viską aptarsime. Tai dabar tiek apie tas didžiasias temas, ir dabar kokios eina potėmės, kurios bus jau kaip dalis visų tų paskaitų, kaip ir atskiri tokie pristatymai mažesnėme formate. Tai daug kalbėsime apie pasaulėžiūrą ir religijas, apie realią žmonijos istoriją, apie alternatyvias pasaulėžiūras, tokias kaip gnosticizmą, hermetizmą, Platoną, apie nežemiškas civilizacijas, apie kvantinę fiziką ir realaus gyvenimo sąsąją su ją, taip pat apie dvasinius pasaulius. Tai vėlgi galbūt tos temos persipina, bet vėlgi kiekvienoje toje paskaitoje bus ir apie tai. Taip pat mirusių pasauliai, sapnų pasauliai, astralinės kelionės, kriminalinė bilokacija, dingusių žmonių paieška. Vat kaip prieš tai buvo istorija su Kaunu, bet galėsim pat tą Kauno istoriją panagrinėti. Ir taip pat inžinierinė bilokacija, o inžinierinė bilokacija yra tas pats kaip geopatogeninės zonos, yra geopatogeninių zonų tema. Tiesiog jinai susijusi su atskirom profesijom, kurios jau nebe medicininės, o tarkim yra techninės, yra prietaisai, yra techniniai įrengimai, automobiliai, sudėtingos kompiuterinės sistemos. Ten vėlgi yra gedimai, ir turint tam tikrą žinių bagažą galima netgi turėti išvystytą nuojautą arba intuiciją, kaip atsekti greičiau tą kelią iki problemos sprendimo, dėl ko susiformavo vienas ir kitas gedimas ir kaip jį rasti greitai ir jį pašalinti. Tai va tokios temos. Ir dabar gal pakalbėkime, dabar vėl aš pakartau tą pačią skaidrę, bet einam toliau. Dabar laikas ir trukmė, tai yra kaip viskas vyks. Aš nenoriu prisirišti prie kiekvienos paskaitos, kad, aišku, paskaitos vyks eiliškumo tvarka nuo egregorų, tarkim, ir žemyn. Arba gal greičiau pasakyčiau pagal šitą skaidrį. Darbas su virgulėm, darbas su švytuoklėm, kvantinė medicina, kvantiniam gydymo technikos ir taip toliau. Iš eilės. Bet kaip man pavyks viską išdėstyti, aš vėlgi truputėlį pasilieku savo tokį kūrybinę laisvę, nes kai tik tai prisirišu prie griežto grafiko, man jisai subyra ir gaunasi truputėlį viskas kitaip. Todėl tos temos numatytos yra ir jos bus, mėnesio pradžioj pateiktos kurios numatomos, bet kaip ten skaitant paskaitą įsivystys diskusija, tai vėlgi sunku pasakyti, ir dėl to tikrai yra pasakytina, kad yra labai didelis žinių kiekis ir per trumpą 3 mėnesių laiką, kelių mėnesių, negi mažiau, visą tai pateikti ir jums to labiau suvirškint bus reikalų, ne taip paprasta. Todėl šitie mokymai nesibaigs gegužės mėnesių. Tiesiog jūs turėsite įrankius, jūs turėsite prieimą prie įrašų. Ir toliau jau savarankiškai galėsit tai dėstyti savo pirmiausia. Kaip jūs tą suprantat, kaip jūs tą perskaityti ir išgirdot. Tai va, dabar apie truputėlį konkretiką pakalbėkime, apie tokius žemiškus dalykus. Tai pirmas dalykas – grafikas. Tai paskaitos vyks pirmadieniais ir ketvirtadieniais.
vasario, kovo, balandžio mėnesiais, na, aš turiu dar tokią mintį, kad aš nesuspėsiu iki gegužės 1 visko išdėstyti, tai tada gal kažkiek užbėgsim į gegužę, bet bus gal tik tai 2-3 paskaitos į gegužę nukeltos. Viso turėtų įvykti 22-24, iki 25 paskaitų. Pradžia 20 val. Tai yra kiekvieno pirmadienio ketvirtadienio valanda, tai bus 20 val. Kada mes pradėsim LT laiku, Lietuvos laiku. Kodėl taip vėlai? Todėl, kad laiko juostos skiriasi įvairiose valstybėse ir praktika rodo, kad labiausiai žmonėms tinka 20 val. Arba 20:30. Jeigu žmogus gyvena dideliame mieste ir, tarkim, kamščiai trukdo jam nuvažiuoti iki namų laiku. Tai va, ir vienos paskaitos trukmė nuo 1,5 iki 2 valandų panašiai. Paskaitos vyks Zoom platformoje gyvai, aš anksčiau darydavau įrašus, bet, na, tebūnie ir 2-3 dalyviai, kiti galbūt negalės dėl įvairių priežasčių prisijungti prie Zoomo, tą įrašą paskui pažiūrės vėliau, turėdami laiko, bet iš esmės prisirišiu prie to stiliaus, kad viskas bus gyvai. Bet gyvai nebus, gyvai bus tik tai į YouTube platformą. YouTube platforma ne ta prasme, kad aš gyvai į YouTube dėsiu, bet aš gyvai įrašysiu. Paprastai įrašant visokių būna niuansų, kuriuos galbūt reikėtų ir pašalinti arba uždengti. Tai truputėlį dar paredaguosiu prieš įkeliant į YouTube. Todėl aš nedarau tų laivų arba tiesioginių transliacijų per YouTube, nes visgi reikia gal įkelt kažkokį papildomą iliustraciją, galbūt reikia sumontuojant pridėti kažkokį tą nuorodą. Visą laiką yra informacijos, kurią reikia papildyti prieš įkeliant paskaitos video į YouTube. Todėl ten atsiras truputėlį vėliau, tarkim, para po paskaitos, kuri gyvai vyksta, dėl to, kad aš norėsiu dar truputėlį papildyti, kažką galbūt papildyti. Tai va, tai įrašai bus įkeliami į uždarą taip pat Facebook'o grupę, kurioje ir bus registracija. Jūs, pavyzdžiui, norėsite dalyvauti, kreipkite į mane, atliksim energetinius mainus ir jūs jau esate toj grupiai. Toj grupiai, kurioje jūs būsite pakviesti, ten jau yra paskaitos ir jau jos yra įkeltos, nes ten yra sukoncentruota visa įmanoma medžiaga iš ankstesnių mokymų. Bet toliau mes kalbėsim arba įrašysim, arba ten įkelsiu naujas paskaitas, kurios bus šviežiai skaitomas. Taip, grafikas. Na, preliminariai, tai yra pirmadienį, ketvirtadienį, renkimės nuo 20 val. Nuorodos į Zoomą bus grupėje, arba aš jums išsiųsiu individualiai, jeigu, pavyzdžiui, neturite Facebook'o, o su manim kontaktuojate per elektroninį paštą. Tai tokiu būdu. Arba tiesiog jūs gausite nuorodą į uždarą Facebook'ą, ne Facebook'ą, bet YouTube'ą, uždarą YouTube'ą, kur visą tai bus. Po kurio laiko gali atsirasti ir Patreon'e, bet Patreon'e atsiras gal po 2 metų tik tai. Tai va, toliau. Daug kam rūpimas klausimas energetinių mainų. Kadangi tai informacijos kiekis pakankamai ženklus ir didelis, ir man tikrai bus iššūkis visą tai, ką aš numačiau, suguldyti tas paskaitas, tai bendras paskaitų, tai yra 25-24, teikim, imkim 25. Tai yra 300 pinigų ir tai yra viena paskaitos kaina gaunasi 12 eurų. Vienos paskaitos kaina 12 eurų. Bet kadangi tai yra beveik 3 mėnesiai, tai tuomet galima išskaidyti mokėjimą po 75 eurus, pirmą, antrą, trečią, ketvirtą įmoką, ar ne?
Antras mokėjimo planas galima po 100 skaidyti ir trečias, tarkim, pradžioj 100, po to po 50, pabaigoje 100. Ir mokėjimo planas ketvirtas galima 200 iš pradžių, po to po 50 vėliau. Bet jeigu yra atskirai pageidavimas dėl kitokių planų, kaip jūs tą norit padaryti, visą laiką galima rasti kitą grafiką, nebūtinai vieną iš tų 4. Tai aš dar kartą jį padidinsiu, jūs tada ties tuo vieta sustabdykit video ar pasižiūrėkit. Ar jums tai tinka? Jeigu tinka, tai tada einam prie kito mūsų langelio, ką toliau daryti, jei apsisprendėte dalyvauti. Tai va, registracija vyks iki vasario 10, na dar galbūt iki vasario 15 priimsiu registraciją. Ir tada, jeigu jūs nusprendėte tikrai čia sudalyvauti, tada parašot man žinutę į Facebooką, į Messengerį, per Messengerį, kad mano vardas pavardė tokia, aš dalyvausiu. Ir parašot savo tikrą vardą pavardę, kadangi Facebook'e dažniausiai būna ar įmonės vardu žmogus dalyvauja, ar kokios nors grupės draugų, arba ten turi slapyvardį susigalvoja. Tai man reikia vardo pavardės, nes po to bus pabaigus tą kursą bus diplomai. Pažymėjimai, kad jūs pas mane išklausyt tokį kursą. Ir pirmoji paskaita numatoma vasario 12, antroji 15. Kodėl? Todėl, kad tai yra pirmas mėnulis žuvų ženkle jaunas ir pagal dienas tai yra puikios dienos pradėti kažką naujo. Kai kas galbūt man replikuos, kad tai savaitė, kurį galbūt žmogus gali skirti atostogom, nes yra 3 išeiginės po 16 vasario išpuola. Tai, bet aš vis tiek liksiu prie to grafiko, kad vasario 12 ir 15 pradedam. Vasario 12 pirma paskaita, vasario 15 antra. Jūs galit vėliau prisijungti, bet vis tiek aš tą įžanginę paskaitą perskaitysiu, jinai bus įkelta, o jeigu negalėsit dėl šeiminių aplinkybių, nes planuojat kelionę ir neturėsit galimybių dalyvauti, tada pažiūrėsite vėliau. Bet startas yra vasario 12. Ir toliau, kaip jau buvo minėta anksčiau, pirmadieniais ir ketvirtadieniais mes mokomės. Tai va, kol kas tiek tokių žinių ir tiek yra naujo. Galiu tik tai papildyti tai, kas pasakyta, jog galbūt šitą video žiūrite ir tie, kurie jau dalyvavot mano mokymuose. Tai vėlgi aš noriu truputėlį kitokio požiūrio, kitokio atsinešimo į šitas temas ir aš tą bandysiu pateikti, nes vėlgi tai, kur mes dabar gyvenam, tai nėra jau 2019, nėra 2020 metai, tai vėl daug kas pasikeitė, daug labai atėjo naujos informacijos, daug atėjo naujų patirčių ir tame fone viskas iš mano pusės bus pateikta. Aš taip kalbėsiu, lyg tai jau tai, kas anksčiau jūs žinojot iš mano paskaitų, tai yra tvarkoj, bet tai bus dar į kitą rūbą įvilkta, dar kitaip pateikta. Naujom akimi tai bus pasižiūrėta, nes kodėl reikia to naujumo, kodėl reikia to šviežaus žvilgsnio. Todėl, kad vėlgi mums, kurie domisi tokiais dalykais, plačiaja prasme vadinkim mus ezoterikais, ar ne, tai nėra labai lengvas laikas, nes keičiasi kartos ir dėja nauja karta visai kitokiam vertybėm gyvena. O šitas žinias, kurias mes skaitom, kurias mes mokomės, kurias mes domimės, bus įdomios kartai, kuri gimsta tik tai dabar. Tai yra po 20 metų. Taip pat jinai dar svarbi kartai, kuri kartais mes pamirštam, kad tai yra to mileniumo karta arba ta indigo vaikai. Bet mes iš esmės ir esam tie indigo vaikai ir galbūt
ne, nėra čia priežastis pačių vaikų kartuose. Tiesiog dabar taip yra formuojamas žmogus, ne tik jaunas, bet ir įvairiaus amžiaus, kad jisai matytų tik tai, ką nori tam tikra valdžia, dirbtinis intelektas, sistema, ta vadinkim plačia prasme kontrolės matrica. Ir tas labai pasidarė akivaizdu per paskutinius 4 metus. Ir aš jaučiu, kaip tikros žinios jos tampa nebeįdomios daugeliu žmonių. Jos tiesiog užsimirštamos, kadangi žmogui reikia išgyventi, jam reikia spręsti dilemas, kurios yra jo darbotvarkė ir jos užima labai daug vietos. Ir jisai tiesiog tam knygų skaitimui, savianalizai neranda laiko. O tą nišą užpildo dažnai tas tiktokinė ezoterika, kuri yra paviršinė ir jinai neduoda gelmės. O visos gilios žinios, jos kažkaip tai traukiasi ir jų negi nuorodų, jų negi svetainių internetinių apie tai, knygų internetinių tampa vis mažiau ir mažiau. Ir jeigu jos ir yra, tai žino galbūt labai mažas žmonių ratas, kur tą knygą gaut, kur atsisiūt, kur paskaityt. Bet vėlgi knyga yra knyga, o gyvas žmogus yra gyvas žmogus. Todėl vėlgi paskaičius knygas yra gerai, bet vėlgi tą patį išgirsti iš gyvo žmogaus, kuris per visą tai per save perleido, išgyveno ir tuo toliau gyvena. Tai yra dar svarbesnis dalykas, o jo labiau pačiam toliau teks visą tai pritaikyti asmeniai praktikoje ir asmeniniam gyvenime. Jo labiau, kad žmonių tokių kaip mes darosi tikrai, aš manau, kad mažėja, stipriai mažėja, nes kitaip aš, galbūt čia, sakyčiau, yra toksai laikinas etapas ir reikia kažkaip tai išgyvent, susitelkt ir pralaukt. Dabar tai bus kurį laiką, nieko nepadarysim. Tai va, todėl aš kviečiu prisijungti ne tik tai tie, kurie naujai domėsi tais dalykais, bet tie, kurie mokėsi pas mane, studijavo, taip pat kurie mokėsi pas kitus mokytojus, galbūt kitom akim, kitais tekstais jūs išgirsite panašius dalykus, bet tai irgi labai svarbu, nes tai formuojasi pasaulėžiūra. Negu daug mokytojų išgirsti, kurie kalba apie tą patį kitais žodžiais, tai yra tikrai labai svarbu ir svarbu mokymosi prasme. Netgi yra rekomenduojama kas pusę metų pakeisti mokytoją, kad neprisirišti prie vienos doktrinos. O kai dažnai pakeiti mokytojus su labai skirtinga patirtim, tu gauni tą vaizdą, visapimantį vaizdą. Todėl aš nei savo mokinių nepririšu, nei laikau, kad blogai yra prisirišti prie kito mokytojo. Mokinys turi nuolat ieškoti kažko naujo. Aš irgi pats nuolat ieškau kažko naujo. Aš visą laiką atrandu mokytojus, kurie lyg tai kalba tą patį, bet vėlgi kitais žodžiais, gal su savo patirtim visą tai pateikia. Ir tai yra be galo svarbu, be galo didelė pridėtinė vertė man klausančiam tokių dalykų. Tai aš naudodamasis progą kviečiu jūs registruotis į mano mokymus ir tikrai turėsime labai puikių įdomų laiką. Kartu tiek, visi klausimai per Messengerį. Žiūrėkite, kad neišbrauktų jūsų YouTube'as iš prenumeratorių sąrašo, o jeigu nesate prenumeratę, tai paspauskite prenumeruoti. Ačiū Jums, iki kito susitikimo mūsų kanaluose. Mano kanaluose Kvantinė magija ir Marketingas TV. Iki.